Patogiai atsigulk arba atsisėsk. Leisk kūnui pasirinkti padėtį, kurioje jam nereikia nieko laikyti ir kontroliuoti. Jeigu nori, užmerk akis. Lėtai įkvėpk per nosį ir dar lėčiau iškvėpk. Dar kartą įkvėpk ir iškvėpdama pastebėk, ar pečiai gali nusileisti bent truputį žemiau. Tau nereikia stengtis visiškai atsipalaiduoti. Užtenka leisti kūnui tapti vos keliais procentais minkštesniam. Pajusk paviršių po savimi. Pastebėk, kaip jis šiuo metu prisiima dalį tavo kūno svorio. Tau nereikia savęs laikyti vienai. Leisk nugarai atsiremti. Leisk kojoms pasunkėti. Leisk rankoms ilsėtis. Ir dar kartą lėtai įkvėpk ir su atodūsiu iškvėpk. Dabar nukreipk dėmesį į pėdas. Pajusk jų šilumą ir švelnų atsipalaidavimą. Leisk savo dėmesiui kilti aukštyn per blauzdas, kelius, šlaunis. Pajusk, kaip kojų raumenys visiškai paleidžia įtampą ir kojos tampa maloniai sunkios ir visiškai ramios. Atsipalaidavimo jausmas pasiekia tavo klubus ir nuramina visus aplink esančius raumenis. Pastebėk savo pilvą, leisk jam suminkštėti ir švelniai kilnotis su kiekvienu tavo kvėpavimu. Pajusk, kaip atsipalaiduoja tavo krūtinė, jauti malonę, šilumą ir lengvumą kūne. Leisk savo rankoms visiškai atsipalaiduoti nuo pirštų galiukų iki riešų. Lengvėja tavo dilbiai, alkūnės, žastai. Pajusk, kaip rankos tampa maloniai sunkios, šiltos ir ramios. Pajusk, kaip švelniai nusileidžia tavo pečiai ir suranda savo patogią ir ramią padėtį. Leisk kaklo raumenims atsipalaiduoti, balso stygoms nurimti. Paleisk bet kokią likusią įtampą. Pajusk, kaip švelniai atsipalaiduoja tavo apatinis žandikaulis, akių vokai, skruostai, nosis, ausis. Kaktos raumenys nurimsta ir kakta išsilygina. Pajusk, kaip visas tavo kūnas grimzta į dar gilesnį ramybės jausmą. Tavo kūnas tampa visiškai ramus. O dabar įsivaizduok, kad priešais tave atsiveria švelnios šviesos pripildytas takas. Nebūtina jį aiškiai matyti. Galbūt jį jauti kaip spalvą, kaip šilumą, kaip ramų vidinį žinojimą. Šis takas veda į vietą, kuri priklauso tik tau. Į vidinę erdvę, kurioje nieko nereikia įrodinėti,
kur nereikia mažinti savęs, kur nereikia būti patogiai, kur gali būti tokia, kokia esi. Lėtai eini šiuo taku, žingsnis po žingsnio, ir su kiekvienu žingsniu palik vis toliau tai, kas šiandien buvo per sunku. Kitų lūkesčius, nerimą, skubėjimą, poreikį suprasti viską iš karto, poreikį žinoti, ką apie tave galvoja kiti. Su kiekvienu žingsniu grįžti arčiau savęs. Priekyje atsiveria tavo saugi vidinė erdvė. Galbūt tai sodas, galbūt vieta prie vandens, galbūt šviesos pripildyta erdvė, neturinti aiškių sienų. Leisk jai šiandien atrodyti taip, kaip nori tavo vaizduoti. Pastebėk spalvas, šviesą, orą, garsus. Pajaus, kaip ši vieta tave priima su savo šiluma ir švelnia šviesa. Įženk į šią erdvę, surask vietą, kurioje norisi prisėsti arba atsigulti, ir leisk savo pajausti. Čia galiu būti su viskuo, ką jaučiu. Galiu išgirsti savo poreikius, galiu kalbėti savo balsu ir galiu tylėti, kai tyla man reikalinga. Dabar įsivaizduok virš savęs švelnią, gyvą šviesą. Ji gali būti balta, auksinė, rausva ar bet kokios spalvos, kuri šiandien atrodo tau artima. Ši šviesa nieko iš tavęs neatima, ji tavęs nekeičia jėga, ji tik primena tai, kas jau gyvena tavyje, tavo vertę, tavo jautrumą, tavo gyvybę, tavo gebėjimą grįžti į save. Leisk šiai šviesai lėtai nusileisti iki viršugalvio. Ji švelniai teka, patekdama į kaktą, tekėdama per veidą, patenka į gerklę ir ten, kur ilgai laikėsi neišsakyti žodžiai, šviesa sukuria daugiau erdvės. Nebūtina nieko iš karto pasakyti, užtenka žinoti, kad tavo balsas priklauso tau. Šviesa leidžiasi į krūtinę, ji sklinda aplink širdį tarsi švelni, šilta banga. Rami, gyva. Pajaus, kaip tavo širdžiai nereikia rinktis tarp meilės ir savęs. Ji gali mylėti ir kartu išlikti ištikima savo. Ji gali atsiverti ir kartu turėti ribas. Ji gali būti švelni, bet nebejėgi. Leisk šviesai tekėti žemyn, į pilvą, į klubus, į kojas, iki pat pėdų, tarsi visas kūnas pripildytas ramesnės, stabilesnės energijos. Ne energijos, kuri verčia veikti, o energijos, kuri
kuri leidžia likti savo centre. Pajusk, kaip ši šviesa teka ne tik per kūną, bet ir aplink jį. Tarsi aplink tave susidarytų švelni, gyva erdvė. Tai ne siena, tai ne užsidarimas, tai tavo vidinės ribos. Jos leidžia priminti tai, kas gera, ir sustabdyti tai, kas tave žeidžia ar per daug sekina. Pasakyk savo mintyse: mano ribos saugo mano gyvybę. Mano jautrumas nėra silpnybė. Mano kūnas yra mano orientyras. Man nereikia savęs mažinti, kad būčiau mylima. Dabar šioje saugioje erdvėje pastebėk priešais save šviesos pripildytą vandens paviršių. Galbūt tai ramus ežeras arba šaltinis. Galbūt nedidelis dubuo su skaidriu vandeniu. Šis vanduo simbolizuoja atsinaujinimą. Jis nieko neištrina. Jis nepašalina tavo istorijos. Jis tik švelniai nuplauna tai, ko šiandien jau nebereikia nešti. Lėtai priartėk prie vandens, paliesk jį rankomis ir įsivaizduok, kad su kiekvienu prisilietimu gali paleisti po vieną dalyką. Poreikį įtikti, poreikį skubėti, poreikį nusipelnyti dėmesio, poreikį nešti santykį vienai. Leisk vandeniui tai priimti, be kovos, be kaltės, be pažado, kad nuo šiol visada elgsiesi kitaip. Tiesiog šiai akimirkai. Dabar paimk saują šio šviesaus vandens ir švelniai paliesk krūtinę. Pajusk, kaip širdies srityje atsiranda daugiau erdvės. Paliesk gerklę ir leisk balsui tapti laisvesniam. Paliesk pilvą ir leisk kūnui prisiminti savo tylų žinojimą. Mintyse pakartok paskui mane. Aš grįžtu į save. Aš klausausi savęs. Aš galiu būti mylima, neprarasdama savęs. Dabar trumpam įsivaizduok vieną paprastą kasdienę akimirką. Kažkas tavęs kažko prašo arba laukia tavo atsakymų. Tu pajunti pėdas. Padarai vieną lėtą įkvėpimą ir dar lėtesnį iškvėpimą. Neskubi. Pirmiausiai išgirsti save. Galbūt pasakai, man reikia laiko, arba man tai netinka, arba aš noriu kitaip. Tik vienas sakinys, ramiai, paprastai, be ilgų paaiškinimų.
Pastebėk, kaip ši nauja laikysena jaučiasi kūne. Galbūt atsiranda daugiau erdvės, daugiau tvirtumo, daugiau ramybės. Galbūt vis dar yra truputis baimės ir tai netrukdo tau likti savo pusėje. Dabar leisk tam vaizdui išnykti, grįžk į savo šviesos pripildytą erdvę. Pajusk, kad nereikia spręsti viso gyvenimo. Užtenka vieno mažo sugrįžimo į save. Vieno iškvėpimo, vieno sąžiningo sakinio, vieno pasirinkimo, kuris gerbia tavo kūną. Šviesa aplink tave tampa ramesnė, tylesnė. Ji lieka su tavim ne kaip pažadas, kad niekada nebus sunku, o kaip priminimas, kad gali sugrįžti ir pasisemti jėgos, kai tau jos reikia. Mintyse pakartok, man yra vis saugiau būti savimi. Man yra vis lengviau likti savo pusėje. Mano vertė nepriklauso nuo to, ar mane pasirenka kitas. Aš renkuosi ryšį, kuriame yra vietos ir meiliai, ir man. Dabar leisk šviesai švelniai susitelkti širdies centre. Ji lieka ten kaip tylus vidinis žiburys. Tau nereikia jo jausti visą laiką. Užtenka žinoti, kad jis yra. Kiekvieną kartą, kai pajausi pėdas ir lėtai iškvėpsi, gali prisiminti, pirmiausiai grįžtu į save, tada renkuosi. Dabar tau nereikia prisiminti visų žodžių. Svarbiausia, kad išgirdai tai, kad tavo vidus pasirengęs priimti. Tu gali leisti sąmoningam protui ilsėtis, o kūnui miegoti. Šiąnakt tavo nervų sistema gali prisiminti ramybę, tavo širdis gali ilsėtis be laukimo, tavo kūnas gali paleisti tai, ko jam nebereikia laikyti, o ryte gali pabusti truputį arčiau savęs. Labanakt.